Sveiki visi žiūrintys. Sugalvojo padaryti ant jumzo, uždėti kabiną 25. Kadangi mano ūgis labai didelis, į tą kabiną įsirangyti labai neėjo. Iškritau čiut laimingai iš tos kabinos. Įsiverčiau, tai sakau, uždėsiu jumzo. YouTube'e pilna visokių įrašų, kaip daro mėgėjai to dalyko, tai sakau ir aš, tai tokie mano dalykai darome. Čia priekis uždėtas, jo MTZ pagalvės, ne, galiniais čia, gal, priekiniais, nežinau. Tie ragai uždėti nuo jumzo kabinos ir užviryta, pergręžtos skyliais naujai, ir pakabinau, čia ilgai teko taikyti, tą kabinai. Tik ne mano metų, gal jaunesnė, bet čia sena, jau supuvus išviryti viską reikia. Čia tik tiek prisegęs, o čia patrodysi, ką žinau. Ratus dėjau didesnius, nes ta kabina labai aukštai, tarpas tarp ratų kabinos, 20 cm daugiau, tai dėjau ratus, 36 purkštuvo, padaryti ant 25, kad tiktų. Matysim, kaip tas projektas čia pasiteisys. Bet judam. Jeigu kas norėsit, tai čia labai daug reikėjo kuistis. Padaryti gal reikėjo paprasčiau. Bet bandžiau padaryti, bet bėlkio, ką būtų panašiai. Tai tokia, daug stogas nuimtas. Noriu perdaryti, kad būtų MTZ-oko ir liukas mažos kabinos turiu, tik reikia stogo donorų gaitų įviryti, ten išpjovas. Čia priekį landžerono MTZ įviryti. Ką tik, tokie dalykai. Aišku, čia ne kiekvieną dieną gali dirbti, ką padaryti, bet reikia pedalus perdaryti ir KPP pavarų į šoną išvesti. Pažiūrėjau, labai geras variantas yra. Tai čia atrodo taip, lyg tai vienodai pastatyta. Labai čia, kai pirmą kartą, tai čia tų matmenų tokių labai neturiu kokių, tai čia viskas, kaip sako, naglas daryta. Aišku, šitos šlaunys tai jums geriausiai tinka. Tik užvėjti, pergręžkite apskylės, viena patinė tinka, kitas jeigu užvėjti pergręžti. Šabloną pasidarius, labai super tinka. Tai taip, šiaip ratai tai purkštuvo, tik ištiekite žydai, pergręžti įviryti. Ir tie viduje tie sunkus tokie, šitos dalys sunkius, tie sveria po 3 kg kokią vieną, tai nereik nei svorių papildomų, bet jeigu reikia ant galvą ar ką, tai šį kartą video tiek, kažkas pasikeis vaizdas, įdėsim daugiau, kas ką domina, klauskit, aišku, viskas lietuvių kalba, o jeigu nori žiūrėti rusakalbė, tai įsiversa mano video, arba parašys, kaip nors įsiversim, tai tiek reikalų.